pavadinimą, savitarna mano Ignitis paprasta naudotis kiekvienam ir užrašiau, kas tokia Vytautė Grušienė yra. Šiandienos lektorė, Ignitis Šiaulių klientų aptarnavimo skyriaus vadovė ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tuoj pat turėsime unikalią galimybę išklausyti tiesiogiai apie tai, kodėl yra svarbu naudotis, kaip tai palengvina kasdienybę ir po to, kai Vytautė baigs savo pranešimą, drąsiai uždavinėkite klausimus. Arba žodžiu kelkite rankytę, arba rašykite į komentarų skiltelę. Ir Vytautė tikrai mielai jums atsakys. Taigi prašau, Vytautė, galite jau pradėti. Ačiū labai, Rita, už tokį puikų pristatymą. Tikrai iš ties jūsų tos iniciatyvos labai žavi mus. Tai tuoj aš tada pasidalinsiu iš karto skaidrėmis. Man prašysiu pasakyti, ar viskas tvarkingai matysis. Taip, viskas gerai. Ne, dar aš matau dar kairė. Kaip padidinti? Viskas gerai, dabar jau gerai. Ar matosi didelis vaizdas? Taip. Gerai, puiku. Tuoj dar čia pasižiūrėsime. Tuoj aš atsiprašau, tą Zoom šiek tiek yra čia reikalų su juo. Tai gerai, dėkui labai dar kartą Ritai už tokį puikų pristatymą. Tai šiandien aš jums noriu pristatyti Ignitis savitarną. Esu Vytautė Grušienė, va kaip Rita jau ir paminėjo, Ignitis Šiaulių klientų aptarnavimo skyriaus vadovė. Tai pristatysiu modernę ir patogią platformą skirtą jūsų kasdieniams poreikiams tenkinti. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas klientas jaustųsi vertinamas ir turėtų galimybę lengvai ir greitai atlikti visas reikalingas operacijas. Ignitis savitarna yra sukurta taip, kad būtų paprasta naudotis tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Ir mes nuolat ją atnaujiname ir tobuliname, siekdami užtikrinti geriausią kliento patirtį. Todėl šiandien dienai noriu atkreipti dėmesį, kad pristatyta versija gali ateityje šiek tiek ir pasikeisti. Tai va, šiandien norėčiau tada su jumis aptarti ir labai tikiuosi, kad informacija bus naudinga ir labai viliuosi, kad taip pat sužinosite naujų dalykų, kuriuos galėsite išnaudoti praktiškai. Tai pradžioj papasakosiu, kaip reikėtų užsiregistruoti, prisijungti prie paskyros bei pridėti sutartis. Toliau papasakosiu, kaip pateikti skaitiklių rodmenis ir apmokėti elektros, dujų ir kitų tiekėjų sąskaitas. Dar labai gera opcija yra neišeinant iš namų peržiūrėti sutarties dokumentus, sutarties sąlygas ir netgi jas pakeisti. Dar papasakosiu apie kitas naudingas funkcijas. Čia būtų sąskaitų ir mokėjimų istorija, galimybė užsisakyti papildomas paslaugas. Tai čia manau, kad tikrai bus naujų dalykų, kuriuos išgirsite šiandien. Tai jei dar nesinaudojate Ignitis savitarna, tuomet detaliai papasakosiu, kaip atlikti registraciją, pristatysiu prisijungimo opcijas bei kitus naudingus funkcionalumus. Jeigu jau esate savitarnos vartotojas, informacija bet kokiu atveju šiandien gali būti naudinga, nes tikėtina, kad jūsų pagalbos prašys artimieji. Jūs tada kaip tikras profesionalas galėsite jiems patarti, pamokyti. Dar paliesime sutarčių pridėjimo galimybes. Tai savitarną pasiekti galima mano.ignitis.lt arba ignitis.lt svetainėje paspaudus mygtuką savitarna. Taip pat savitarną galite patogiai naudoti savo išmaniajame telefone, tereikia atsisiųsti programėlę. O šiandien, kai jungiatės, tikrai mačiau, kad yra dalis, kurie prisijungia yra iš mobiliųjų telefonų. Tai va būtent ten galite naudoti tą patogią ir laiko sutaupančią platformą savo poreikiams tenkinti. Tai jeigu neturite paskyros, reikalinga registracija ir tai atlikti galite mano.ignitis.lt, paspaudę mygtuką registruokitės.
atsivėrusiame registracijos lange reikėtų pasirinkti vieną iš registracijos būdų. Tai galimybė yra registruotis elektroniniu paštu bei slaptažodžiu, mobiliuoju parašu, Smart ID arba elektroninė bankininkystė. Čia mes teikiame opciją 4 didžiausiam Lietuvoje veikiantiems bankams, tai būtų Swedbank, SEB, Luminor ir Šiaulių bankas. Dar galima registruoti socialinių tinklų paskyrą. Atlikite tolimesnius registracijos veiksmus ir patogiai naudokitės visomis savitarnos Ignitis paslaugomis. Dabar labai trumpai dar papasakosiu, kaip užsiregistruoti kiekvienu iš šių būdų, tam, kad tikrai būtų viskas aiškiau. Tai jeigu turite ir naudojate tapatybės nustatymui arba prisijungimui prie banko mobilųjį parašą, tai šitą opciją pasirinkus reikės įvesti savo telefono numerį ir asmens kodą. Reikės paspausti toliau mygtuką registruotis. Ekrane jūs matysite kontrolinį kodą. Toks pats atsiras ir jūsų telefone, reikės jį patvirtinti PIN kodu. Jeigu kartais naudojate Smart ID, tai registraciją galite atlikti su šiuo įrankiu tik tuomet, jeigu Smart ID yra pilnos prieigos paskyra pas jūs. Jeigu kartais nėra taip, tai nėra tikrai sudėtinga ją atnaujinti į visiškos prieigos paskyrą. Atlikę registraciją elektroniniu būdu, naudojant tapatybės kortelę arba mobilųjį parašą, galite tai atlikti. Dar vienas turbūt paprasčiausias, bet šiek tiek laiko atimantis būdas, tai būtų nuvažiuoti į banko skyrių ir ten galėtų tikrai konsultantai jums padaryti tą paskyrą. Galima dar naudodamiesi Smart ID naujausią parinktimi, tai čia būtų biometrinių duomenų registracija. Jeigu kartais jums to atlikti nepavyktų, tai yra Smart ID tinklalapis, kuriame tikrai rasite savo pagalbos, galite drąsiai naudotis. Tai jeigu jau Smart ID turite pilnos prieigos paskyrą, tai reikėtų suvesti savo asmens kodą ir spausti mygtuką prisijungti su Smart ID. Ekrane vėlgi pamatysite kontrolinį kodą, toks pat atsiras ir jūsų telefone. Jį reikia patvirtinti PIN kodu. Galima dar užsiregistruoti paskyroje su elektroninė bankininkystė. Tai pasirinkus bet kurį iš bankų būsite nukreipti į pasirinkto banko elektroninę bankininkystę ir ten pasirinksite banko siūlomas autentifikavimo priemones. Kai patvirtinsite tapatybę, jums bus atidarytas langas registracija. Ten teiksime elektroninį paštą ir slaptažodį. Šiuos laukelius reikės jums užpildyti. Atkreipiu dėmesį, kad slaptažodį susikurti turite tokį, kad atitiktų saugumo reikalavimus. Turi būti išpildyti visi apačioje minimi kriterijai. Tai būtų bent viena didžioji raidė, bent vienas skaičius arba specialusis simbolis. Taipogi slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai. Jeigu norėtumėt pasitikrinti, kokį slaptažodį įvedėt, tai galite labai paprastai atlikti paspaudę akies ikonėlę ir jūsų vedamas junginys jums atsivers ir jį pilnai matysite. Mėgsta daugelis ir užsirašyti, pasižymėti ar ne kažkokioj užrašinėje, kad vėliau prireikus ar pamiršus galėtumėt paprastai rasti. Žinoma, tik tai tą slaptažodį jau kai žymėsite, tai atkreipiu dėmesį, kad vieta, kurioje saugomas jis, tai turėtų išties būti saugi, kad tikrai niekas negalėtų prie jo prieiti. Tai kai jau registracija bus atlikta, jūsų nurodytų elektroniniu paštu mes atsiųsime laišką, kuriame bus nurodytas 4 skaitmenų kodas. Šį kodą reikės suvesti registracijos lange ir sveikiname, sėkmingai užbaigėte registraciją. Mes jau dabar turime Ignitis savitarnos paskyrą registruotą. Dabar prie savo paskyros prisijungti vėlgi galite patogiu būdu. Tai tų būdų vėlgi yra tikrai ne vienas. Tai jeigu esate patvirtinę savo tapatybę, tai galite prisijungti
visais būdais, kokius tik tai mes teikiame. Jeigu kartais nesate dar to atlikę ir paskyrą, pavyzdžiui, turite iš seniau, tai prisijungti tikrai reikės su elektroniniu paštu bei slaptažodžiu, o vėliau, kai jau sujungimas bus įvykdytas, reikės tapatybę visgi nustatyti. Tapatybę, atkreipiu dėmesį, nustatyti yra reikalingas veiksmas tam, kad mes būtume tikri, jog sistema naudojasi tikrasis paskyros savininkas ir joks kitas asmuo negalėtų pasinaudoti jūsų asmens duomenimis. Jeigu kartais slaptažodį jūs pamiršote, nieko baisaus, spauskite pamiršau slaptažodį ir atsidariusiame lange suveskite savo paskyros elektroninio pašto adresą. Jums bus atsiųstas elektroninis laiškas, kuriame spausite mygtuką pakeisti slaptažodį ir atsidariusiame lange reikia suvesti naują susigalvotą savo slaptažodį. Ir apie jo tas subtilybės jau šiek tiek ir pasakojau. Dar yra viena įdomi tokia opcija - prisijungimas Google. Tai galimas šitas prisijungimas yra tuo met, kai savo paskyroje paskyros nustatymai ir paskyros sąsajos esate susieję savo paskyrą su pasirinktu socialiniu tinklu. Tai sutarčių pridėjimas, tai vat apie šitai dabar noriu Jums papasakoti. Tai Jūsų vardu sudarytos ignitis, elektros bei dujų sutartis, patvirtinus Jums tapatybę bei prisijungus prie savitarnos, bus pridėtos automatiškai. Niekuo Jums rūpintis tikrai nereikia. Jas matysite pagrindinėme deklaravimo lange. Prie paskyros galite pridėti ir kitų tiekėjų arba artimojo vardu sudarytas sutartis. Deklaravimo lange paspaudus mygtuką kitų paslaugų tiekėjai. Atsidariusiame lange pateikiamas tiekėjų sąrašas. Paspaudus paieškos laukelį, ieškomas paslaugų teikėjas, pasirinkite reikiamą teikėją įvedant tiekėjo pavadinimą. Tai čia, žinokit, tikrai užtenka pradėti rašyti pirmasias, pavyzdžiui, jūsų gyvenamojo miesto raides. Jeigu, pavyzdžiui, ar negyvenate Vilniuje, tai taip ir vedate VIL ir jums jau apačioje tikrai bus pateikiami pasirinkimai iš visų tame mieste esančių ir veikiančių tiekėjų. Jums bereikės pasirinkti norimą ir suvesti atitinkamai užpildyti prašomus laukelius. Tai suvedus tą reikiamą informaciją, spausti mygtuką pridėti teikėją. Ekrane pamatysite sėkmės pranešimą. Pridėtą sutartį matysite deklaravimo lange prie kitų sutarčių. Jeigu kartais sutarties pridėti nepavyko ir yra parodytas nesėkmės pranešimas, reikia patikrinti duomenis arba galite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą. Įtraukite į savo paskyrą savo namų paslaugų teikėjus ir suformuokite vieną mokėjimų krepšelių. Tai va čia tikrai gali būti jums naudinga informacija, nes vienu metu galėtumėt apmokėti už elektrą ir dujas, tai čia įprastos paslaugos, vandenį ir šildymą, telekomunikacijų paslaugas, telefoną, televiziją, internetą, draudimą ir kitas finansinės paslaugas, namų bendrijas, apsaugos paslaugas. Dar naujovė yra, kad galite prisidėti atliekų tvarkymo paslaugas ir už jas atsiskaityti. Ignitis savitarnoje yra galimybė pasirinkti daugiau negu 300 paslaugų tiekėjų. Dar labai vienas tikrai naudingas dalykas, kad galite padėti savo artimiesiems. Tai ištiesti pagalbos ranką patogu artimiesiems, kurie nesinaudoja internetu. Vienu prisijungimu savitarnoje paprastai apmokėkite ne tik savo, bet ir artimųjų sąskaitas. Be to, turėdami įgaliojimą, galite už artimąjį sudaryti bei keisti sutartis, užsakyti papildomas paslaugas arba jų atsisakyti. Taip pat galite atsiskaityti ir už nuomojamo būsto paslaugas.
Jeigu kartais kiltų klausimų dėl jums suteikto mokėtojo kodo, rodmenų deklaravimo ar mokėjimų, pirmiausia reikėtų susisiekti su paslaugų teikėju. Dar atkreipiu dėmesį, kad atsiskaitimas mūsų savitarnoje už elektrą bei dujas yra atliekami visiškai nemokamai, o už vieną paslaugos teikėją tik 15 euro centų. Jeigu kartais paslaugos teikėjų turite nemažai, tai maksimalus mokestis už vieną mokėjimo krepšelį yra 90 euro centų. Tai kaip ir sakiau, kad ir kiek paslaugų apmokėtumėte vienu mokėjimu, tai jums nekainuos daugiau kaip 90 euro centų. Tai va dabar paraginsiu pagalvoti, kiek kas mėnesį jūs išleidžiate paslaugų apmokėjimui ir palyginti įkainius. Tai gali būti tikrai, kad yra galimybė ir čia toje vietoje jums sutaupyti. Tai dabar dar noriu papasakoti apie deklaravimą ir atsiskaitimą. Šitos funkcijos irgi tikrai yra labai naudingos. Jeigu kartais objekte, kalbėsiu apie elektrą, yra išmanusis skaitiklis, tai deklaravimo lange prie sutarties yra nurodytas požymis. Vadinasi požymis automatizuota apskaita. Tuomet, va šitu atveju, deklaruoti rodmenų nereikia. Suvartoti elektros energijos kiekiai yra atsiunčiami automatiškai mums į sistemą ir tiekėjas pagal gautą informaciją paruošia sąskaitą. Net ir tie laukeliai, kuriuose galėtume pildyti tos rodmenis, jie bus neaktyvus, matysite praėjusio mėnesio suvartotą kiekį nuo iki ir skirtumą. Deklaruojant skaitiklio rodmenis prie sutarties laukelyje iki įrašykite rodmenis ir pasirinktinai spauskite mygtuką deklaruoti ignitis rodmenis arba deklaruoti ir mokėti. Pasirinkti mygtuką deklaruoti ignitis rodmenis galima tik deklaruojant elektros ir arba dujų skaitiklių rodmenis. Jeigu norite deklaruoti kitų teikėjų rodmenis, reikia rinktis deklaruoti ir mokėti. Pasitaiko atvejų, kai kitų teikėjų sutartyje mokėtinų sumų nėra arba galbūt yra permoka. Jeigu kartais tokia situacija pasitaikytų ir jums, tai norint perduoti skaitiklio rodmenis kito teikėjo per mūsų savitarną, mokėtiną sumą iš nulio arba iš permokos reikėtų koreguoti ir savo nuožiūrą įvesti bet kokią sumą daugiau negu 1 euro centas. Dažniausiai klientai įveda 1 euro centą arba 1 eurą. Ta suma bus perduota tiekėjui kartu su rodmenimis ir įsiskaitys į jūsų mokėtinas ateities sumas. Tai yra niekur tie pinigai nedingsta, jie yra perduoti jūsų teikėjui. Būna kartais tikrai tokių situacijų ir klientų aptarnavimo centre tikrai su jomis susidurėme. Pavyzdžiui, ar ne, tikrai visi žinote, kad galima tvarkytis dokumentus ir gauti kompensaciją būsto šildymui. Kartais nutinka tokių atvejų, kuomet pavėluoja susitvarkyti klientai tuos dokumentus ir jau, sakykime, būna kažkokią dalį sumokėję už būsto šildymą. Vėliau, kai dokumentai jau yra sutvarkyti, sutartyje šioje atsiranda permoka. Ir va, jau tada kyla klientams klausimas, kaip reikėtų perduoti rodmenis, nes tą daryti reikėtų kiekvieną mėnesį, esant permokai. Tai kaip ir sakiau, tada drąsiai koreguojame sumą ir įvedame savo nuožiūrą 1 centą arba 1 eurą arba jūsų jau sumą, kurią nuspręsite. Tai paspaudus deklaruoti ir mokėti yra suformuojamas mokėjimų krepšelis. Į jį traukiamos paskyroje esančios sutartys, kaip ir sakiau, kurių mokėtina suma yra didesnė nei 0 euro. Koreguoti krepšelį galima paspaudus šiukšliadėžės ikoną.
Pavyzdžiui, jeigu už tam tikrą paslaugą mokėti dabar arba apskritai mokėti jūs nenorite, tiesiog pašalinkite šią paslaugą iš krepšelio ir ši mokėtina suma nebus įtraukta. Žemiau lange galima pasirinkti patogiausią apmokėjimo būdą ir tęsti apmokėjimą pagal pateikiamas instrukcijas. Sutarties, sąlygų keitimas ir dokumentų peržiūra. Vėlgi gali būti tikrai naujų dalykų, noriu labai supažindinti jūs su jais. Tai ypač aktuali funkcija, kuomet baigėsi kainos fiksavimo terminas elektros energijos sutartyje ir taupant laiką tai galite atlikti vos kelių mygtuko paspaudimų pagalba. Tai pasikeisti turimos sutarties sąlygas galima savitarnos paskyroje deklaravimo lange apačioje paspaudus keisti planą. Pirmajame atsidariusiame lange paprašysime sutikimo, kad akcinė bendrovė energijos skirstymo operatorius, o sutrumpintai tai yra ESO, pateiktų objekto elektros suvartojimo duomenis. Čia gavę suvartojimo duomenis pateiksime informaciją apie jūsų objektą. Pateikiamas yra vidutinis suvartojimas, apskaičiuotas pagal paskutinių 12 mėnesių duomenis. Jeigu žinote, kad suvartojimas gali ženkliai pasikeisti, reikėtų koreguoti šios duomenis, nes jie padėtų apskaičiuoti palankiausią planą. Pavyzdžiui, būna tikrai situacijų, kai įsigyjate naujų buities prietaisų ir energijos vartojimas išaugo arba prognozuojate, kad tai atsitiks ateityje, o galbūt ir atvirkščiai, pakeitėt gyvenamąją vietą ir objekte energija bus vartojama mažiau arba išvis nebus vartojama. Tuomet būtinai, kaip ir sakiau, koreguokite duomenis tam, kad sistema galėtų pateikti jums palankiausio plano pasiūlymą. Sutarties sąlygų keitimo sekantys žingsniai. Tai čia galime pasirinkti norimą planą. Planas yra pasiūlymas automatiškai, tai yra jau kai išeinate iš prieš tai buvusio lango į šį, tai sistema jau automatiškai jum parenka ir liaudiškai tariant jau atsistoja ant to plano, kuris jums yra palankiausias. Žinoma, yra galimybė jį keisti, jau čia jūs renkatės savo nuožiūrą. Skirtingų planų pasirinkimas ir galimybė matyti skirtingus fiksuotos ir kintančios kainos pasiūlymus. Tai matysite minimalų, optimalų bei išmaniuosius tarifo planus. Toliau fiksuoto plano termino pasirinkimo laukeliuose šiuo metu yra siūlomi 16, 12 ir 24 mėnesių su įskaičiuota žaliaja energija planai. Toliau išmanus valandinis ir išmanus mėnesinis su įskaičiuota žaliaja energija. Nėra čia fiksavimo pasirinkimo, bet galima rinktis, kaip dažnai keisis kaina. Kas mėnesį ar kas valandą. Bet jeigu norite, kad kaina keistusi kas valandą, tai būtina turėti išmanę apskaitą. Kai jau pasirinksite norimą planą, spaudžiate mygtuką keisti planą. Paskutinis sutarties sąlygų keitimo žingsnis. Tai naujo plano informacija jums yra matoma pavadinimas, kaina, įsigaliojimo data ir fiksavimo terminas. Prognozuojama suma yra preliminari ir gali skirtis nuo sąskaitos už elektrą, nes ji apskaičiuojama pagal suvartotą deklaruotą elektros energijos kiekį ir kiekvieną mėnesį gali kisti. Jeigu norite pakeisti savo pasirinkimą, reikėtų spausti pieštuko ikoną ir grįžti į plano pasirinkimo langą. Jeigu norite gauti informaciją apie specialius planus, kitus pasiūlymus, apačioje reikėtų uždėti varnelę ir patvirtinti sutikimą gauti tokius pranešimus.
Jeigu yra pasikeitimų sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse, bus matomas pranešimas su aktyviomis nuorodomis į sutarčių dokumentus. Prieš spaudžiant užsakyti, būtina uždėti varnelę. Tai jeigu pasirinkimas jūs tenkina, reikia tvirtinti, paspaudžiant mygtuką užsakyti. Pakeitus planą matysite pranešimą. Jeigu po juo rodoma klaida, pamėginkite vėliau arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Kai planas pakeistas sėkmingai, matysite pranešimą su plano įsigaliojimo data. Norėdami grįžti į deklaravimo langą, spauskite Ačiū, supratau. Deklaravimo lange prie sutarties matysite naujo plano įsigaliojimo datą, taip pat galėsite peržiūrėti naują kainodaros priedą. Apie plano pakeitimą taip pat mes informuosime jūs elektroniniu laišku. Dar vienas naudingas irgi tikrai pasirinkimas yra sutarties dokumentų peržiūra. Tai deklaravimo lange prie sutarties yra nurodytas jūsų planas. Jei turite fiksuotos kainos planą, nurodoma, iki kada yra užfiksuota kaina. Šoninėje juostoje paspaudus Ignitis sutartis atsidaro meniu, kur galite rasti sutartį ir jos priedus. Paspausti atsisiuntimo mygtuką į jūsų kompiuterį ir bus atsiųstas sutarties dokumentas PDF formatu. Dabar kalbėsiu apie kitas naudingas funkcijas, kurios išties gali jums praversti ateityje. Tai sąskaitų bei mokėjimų istorija bei papildomos paslaugos. Tai sąskaitų ir mokėjimų istorija yra pateikiama vienoje vietoje. Pasiekti istoriją galite šoninėme savitarnos meniu pasirinkę istoriją, sąskaitos ir mokėjimai. Skiltyje Ignitis sąskaitos matysite išrašytų sąskaitų sąrašą ir jų mokėtinas sumas. Sąskaitos statusas nurodo, ar sąskaita yra apmokėta ar ne. Čia matysite visus atliktus mokėjimus savitarnoje, banko pavedimu ar kitu būdu. Prie kiekvienos sąskaitos stulpelėje dokumentai, paspaudus PDF ženkliuką, sąskaitą parsisiųskite į kompiuterį. Jeigu turite planą išmanus valandinis, prie sąskaitos pateikiama ir valandinių suvartojimų lentelė. Apie papildomas paslaugas labai dar noriu pakalbėti, čia vėlgi gali būti tikrai ir naujų dalykų. Tai savitarnoje, nežinau ar žinojote, galima užsakyti kitas paslaugas, tokias kaip žalioji elektros energija, pažyma apie atsiskaitimą ir laikiną nevartojimą galima šią paslaugą užsakyti. Tai labai trumpai paminėsiu, kad pažyma apie atsiskaitimą įprastai reikalinga dviem atvejais. Tai parduodant turtą pažyma teikiama naujam savininkui bei notarui. Taip pat pažyma gali praversti gyventojams, norintiems pasinaudoti lengvata ir nemokėti rinkliavos už atliekų išvežimą negyvenamajame objekte. Tokiu atveju reikia pateikti minėtą pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį per tam tikrą laikotarpį. Taip pat savitarnoje galite pakeisti sąskaitų siuntimo būdą. Jeigu kartais šiai dienai gaunate sąskaitas popieriniu variantu, tai labai atsakingai pagalvokite ir mes raginsime pakeisti šį būdą į kur kas tvaresnį ir greitesnį. Yra galimybė rinktis sąskaitą gauti SMS žinute arba elektroniniu paštu. Dar savitarnoje galite suteikti sutarties valdymo teises. Paslaugas užsisakykite deklaravimo lango šoninėje juostoje pasirinkę mygtuką Ignitis sutartį. Dar labai noriu irgi akcentuoti ir pakalbėti apie žaliąją energiją paprastai, nes šią žalią energiją išties yra apipynę mitais klientai. Tai labai trumpai pasistengsiu papasakoti
apie žaliosios energijos gamybą ir poveikį aplinkai, palyginsime žaliąją energiją su įprastąja ir pakalbėsiu apie žaliosios energijos vartojimo svarbą ir įpročius. Tai kas yra atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai? Tai atsinaujinančių energijos išteklių plėtra yra šalies strateginis tikslas. Siekiama, kad daugiau nei 90% elektros būtų gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių jau 2030 metais. Atsinaujinantys elektros energijos ištekliai yra energijos šaltiniai, kurie nuolat atsinaujina ir yra neišsenkantis. Skirtingai nuo iškastinio kuro, tokio kaip nafta, anglis ir gamtinės dujos, atsinaujinantys ištekliai nesukelia didelio kiekio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Štai pristatysiu keletą pagrindinių atsinaujinančių elektros energijos išteklių. Tai saulės energija. Tikrai visi puikiai žinote, kad naudojant saulės kolektorius ir fotovoltinės plokštės, saulės šviesa paverčiama elektros energija. Vėjo jėgainės naudoja vėjo jėgą elektros energijai gaminti. Vandens energija, tai hidroelektrinės naudoja tekančio vandens energiją elektros gamybai. Geoterminė energija, tai naudojant žemės šilumą galima generuoti elektros energiją ir šildyti pastatus. Biomasė ir biokuras, organinės medžiagos, tokios kaip mediena, žemės ūkio atliekos ir specialiai auginami augalai gali būti naudojama elektrai gaminti. Šie ištekliai yra svarbus siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir kovoti su klimato kaita. Europoje 15% elektros energijos pagamina vėjo jėgainės. Vėjo energija yra viena iš sparčiausiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių, padedanti mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir kovoti su klimato kaita. Pirmosius vėjo malūnus pradėta statyti prieš 2000 metų ir jie buvo skirti vandeniui pumpuoti ir grūdams malti. Šie ankstyvieji vėjo malūnai buvo svarbus žemės ūkiui ir kasdieniam gyvenimui. XIX amžiaus pabaigoje buvo sukurtos pirmosios vėjo jėgainės elektrai gaminti. Tai buvo svarbus žingsnis link šiuolaikinės vėjo energetikos plėtros. Šios ankstyvosios jėgainės padėjo pagrindus tolimesniam technologijų tobulinimui. 1978 metais Danijos inžinieriai sukūrė pirmą pasaulyje 3 menčių vėjo elektrinę ir ši inovacija įkvėpė sukurti šiandien naudojamas vėjo elektrines, kurios yra efektyvesnės bei patikimesnės. Be to, šiuolaikinės vėjo jėgainės yra nuolat tobulinamos, siekiant padidinti jų efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai. Naujos technologijos, tokios kaip plaukiojančios vėjo jėgainės, leidžia išnaudoti vėjo energiją jūroje, kur vėjai yra stipresni ir pastovesni. Saulės šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos gamybai. Saulės spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės kolektoriuose, o elektros energija gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos. Hidroenergija tai yra patvenkto arba tekančio vandens energija naudojama elektros energijai gaminti. Prie hidroenergijos galima priskirti ir potvynių bei atoslūgių energiją. Hidroelektrinės įrenginiai vandens srauto energiją verčia elektros energiją. Tam tikro upės ruožo vandens energija sutelkiama žemių ar betono užtvanka su potvynių vandens pralaidoms.
Užtvanka yra vienas svarbiausių hidrotechninių statinių, prie kurių priskiriami dar laivybos šliužai, žuvų pralaidos, vandens ir nuotėkio reguliavimo tvenkiniai, keliai, tiltai, jėgainės, elektros skirstyklos ir kita. Jėgainėse įrengiami energiniai įrenginiai, kurių svarbiausiai hidroagregatas sudarytas iš hidrogeneratoriaus, jį sukančios hidraulinės turbinos ir siurbvamzdžio. Tai hidrogeneratorius hidraulinės turbinos mechaninę energiją paverčia elektros energiją. Tai hidroelektrinės paprastai statomos prie upių, užtvankų ar tvenkinių. Dabar pakalbėsiu, kodėl yra verta rinktis būtent žaliąją energiją. Tai žaliosios energijos teikimui nereikia atskiro energijos skirstymo tinklo. Ji keliauja tais pačiais laidais, kaip ir visa vartotojams teikiama elektros energija. Kai jūs pasirenkate naudoti žaliąją energiją, mes užtikriname, kad jūsų suvartojimą atitinkantis energijos kiekis būtų pagamintas iš atsinaujinančių išteklių, tokių kaip minėta saulė, vėjas ir vanduo. Pavyzdžiui, jeigu jūs per metus suvartojate 1000 kWh elektros energijos ir užsisakote žaliąją energiją, bendrame tinkle 1000 kWh sumažėja netvariai pagamintos elektros ir jeigu visi klientai užsisakytų žaliąją energiją, mūsų laidais, tik ji ir tekėtų. Tai tiek žalioji, tiek įprasta elektros energija yra perkama elektros biržoje. Elektros prietaisai veikia efektyviai vienodai. Nebus, kad naudojant žalią energiją, lemputė jūsų būste degs žaliai. Ji degs įprastai. Tai žalioji energija, kaip ir sakiau, yra gaminama iš atsinaujinančių išteklių, o įprastoji yra gaminama deginant iškastinį kurą, anglį, naftą ir dujas. Žaliąją energiją gaminant jaučiamas poveikis aplinkai yra mažas arba visiškai jokio, tuo tarpu įprastos energijos gamyboje yra didelė aplinkos tarša ir klimato šiltėjimas. Dėl mūsų veiklos, iškastinio kuro naudojimo, miškų kirtimo ir didelio vartojimo vidutinė oro temperatūra nuolat kyla. CO2 tai šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir jos sukelia dėl žmogaus veiklos vykstantį klimato atšilimą. Tai galvokim apie ateitį, apie savo vaikus ir galvokime apie žaliosios energijos vartojimą būstuose. Dar labai irgi noriu papasakot, kad turbūt yra žinoma, kad energetika yra vienas iš taršiausių ir vienas labiausiai prie klimato kaitos prisidedančių verslo sektorių. Todėl ji jau dabar keičiasi. Tvarios energetikos ekosistemos kūrimas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų vartojimo įpročių. Tai labai raginu pagalvoti ir prioritetą teikti energijai pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių. Rinkitės energetiškai efektyves vėsinimo ir šildymo sistemas, kurias nuolat prižiūrėti reikia. Kartą per metus reikėtų patikrinti vėsinimo ir šildymo sistemas, jas išvalyti. Nesutvarkytų sistemų efektyvumas krenta. Tai ne tik didina jūsų sąskaitas, bet ir labiau teršia gamtai. Naudokite aukštos energetinės klasės buitinę techniką, ją prižiūrėkite, naudokite eko programas įdiegtas buitinėje technikoje. Jos gali leisti jums sutaupyti net nuo 30 iki 45% energijos. Išmaniuosiuose įrenginiuose naudokite energijos taupimo funkcijas. Naudodami telefoną, kompiuterį ar planšetę, bent kartais įjunkite energijos taupimo funkciją. Baterija tarnaus ilgiau ir ją rečiau reikės krauti.
Analizuokite savo elektros energijos suvartojimą. Tai yra vienas efektyviausių būdų taupyti elektros energiją namų ūkiams. Tai gyventojų įpročių keitimas, prisitaikymas optimaliam vartojimui. Išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite nenaudojamus prietaisus, nes jie net ir budėjimo režimu eikvoja energiją, todėl toks sprendimas padėtų vėl sutaupyti ir užtikrintų jums saugumą. Neužstatykite langų, nes saulės šviesa yra nemokama. Stenkitės išnaudoti visas galimybes, laikydami langus neužstatytus bei neapkrautus. Rinkitės tvarų judėjimą, mažiau taršų transportą. Judėkite darniai, jei galite, palikite automobilį namuose. Rinkitės keliavimą pėsčiomis ar dviračiu, dažniau keliaukite viešuoju transportu. Rūšiuokite, tai taip ne tik prisidėsite prie aplinkosaugos puoselėjimo, bet ir sutaupysite. Rinkite ir panaudokite lietaus vandenį, nes jis yra nemokamas. Tai reikia atitinkamuose rezervuaruose arba talpose surinkti vandenį ir jį galima naudoti daržo ir sodo laistymui. Ar kada susimąstėte, kaip įvairios inovacijos gali padėti taupyti pinigus ir tuo pačiu palikti mažesnį neigiamą pėdsaką Žemėje? Juk toks šiandien savaime suprantamas daiktas kaip LED apšvietimo lemputė, šviesdama tokiu pačiu intensyvumu, sunaudoja kelis kart mažiau elektros energijos nei senoji kaitrinė lemputė. Tai teigiamas energetinio efektyvumo pavyzdys. Skaičiuojama, kad pakeitus įprastus energijos vartojimo įpročius galima sutaupyti iki 10% energijos. Taupiau bei atsakingiau vartodami energiją kasdieninėme gyvenime ir darbe prisidėti galime prie klimato kaitos mažinimo, efektyvesnio finansų valdymo. Tai kiekvieno iš mūsų kasdienybė paprastų sprendimų dėka gali būti paprastesnė, o rutininiai darbai automatizuoti. Energijos sunaudojimas optimizuotas. Tai ne tik sutaupo pinigų, bet ir padeda tausoti gamtą. Energy Smart programėlė Ignitis ją siūlo naudoti išmaniajame įrenginyje. Tai jeigu turite išmanų elektros energijos skaitiklį, tai galite stebėti, kiek tiksliai energijos sunaudojate kasdien ir kiek jos sunaudojate praėjusią savaitę, mėnesį ir metus. Yra galimybė stebėti 15 minučių net diapazone, kiek elektros energijos jūs suvartojate. Tai sužinokite, kam daugiausiai elektros energijos naudojate. Tai įrenginiai skirti šildymui, maisto gamybai, skalbimui ir kitoms reikmėms bei pramogoms. Tai pastebėsite neįprastus pokyčius. Pavyzdžiui, jei jūsų šaldytuvas staiga ima naudoti daugiau elektros nei įprastai, tai gali būti rimto gedimo signalas. Galėsite įvertinti, kurių įpročių pakeitimas labiausiai padės sutaupyti. Pavyzdžiui, sužinosite, kiek energijos sunaudoja į tinklą įjungti nenaudojami elektros prietaisai. Rasite praktiškų patarimų, kaip energiją naudoti efektyviau. Tai programėlė atsisiųsti išties yra labai paprasta. Va galite pasiskenuoti QR kodą arba tiesiog tiesiog atsisiųsti programėlę per Google Play arba App Store, čia priklauso nuo to, kokį telefono aparatą jūs naudojate. Tai ačiū už kantrybę, kad išklausėte ir tikiu, kad šiek tiek laiko turime trumpai diskusijai, ar ne? Tikrai taip. Galit gal Vitaute skaidrės nuimti, tada, labai gerai. Tai Rita, kviečiam jūs vėl prisijungti. Taip, tai kol Rita prisijungs, tada galbūt
Taip, žodžiu, tada pradėsiu, aš paskaitysiu klausimus ir tai pirmas klausimas buvo, kodėl į Ignitis reikia jungtis per banką? Anksčiau jungėmės su slaptažodžiu. Geras klausimas, ačiū. Tai mes nuo pernai metų lapkričio vidurio atnaujiname savo savitarną ir teikiame labai didelį dėmesį klientų saugumui. Ir atsimenat, aš jau minėjau, kad reikia paskyroje būtinai patvirtinti savo tapatybę, o tam, kad tą atlikti, vat būtent ir reikalinga jungtis per banką arba su Smart ID bei mobiliuoju parašu. Rita, perdodu jums. Jo, aš truputėlį iškritau čia, žinokit, iš konteksto, nes man paskambino Palanga, derinam važiavimą, tai labai atsiprašau. Nu, kaip visada, 100 darbų. Nieko, tai buvo sekantis 2 klausimai net buvo. Ar bus atsiųstos skaidrės? Ai, tai žinoma galima. Taigi visą laiką, kaip sakyti, jeigu tik, man atrodo, kad tai ir naudinga yra labai. Mes dabar galime atsiųsti, bet mes ateityje netgi planuojame, va čia toks daugiau praskleisiu, ką čia mes organizuojam ir planuojam, tai mes važiuojame, kaip matot, gyvai į regionus su lektoriais, mes Vilniuje pravedam praktinius užsiėmimus, organizuojam nuotolinės paskaitas, hybridą ir aišku, natūraliai taip gaunasi, kad ne visi žmonės gali išklausyti tas pačias temas, ne visi žmonės gali sudalyvauti kažkuriam mieste. Todėl mes šiais metais labai ruošimės ir visas tas prezentacijas, kurias prezentuos mūsų projekto partneriai lektoriai, mes jas visas surinksim, apdorosim ir dėsime į mūsų planuojamą kurti skaitmeninę platformą. Tai kol mes jos neturime ir ten ne tik, kad jie turės galimybę pakartotinai išklausyti, atsisukti ir pasižiūrėti, kuri vieta, tarkim, jiem buvo neaiški, kurie norėtų dar kažką pasižymėti, bet skaitmeninėje platformoje jie atras ir daug daugiau temų, daug daugiau, galės gilintis į daug daugiau dalykų ir sudalyvauti įvairių lygių testus atlikti ir galbūt net egzaminą ateitį ir panašiai. Tai šitaip labai išsiplėčiau, bet apie ateitį vis laik labai smagu kalbėti. Kas čia bus, kas čia mūsų laukia, kad įkvėpti, kad nenuleiskit rankų, kad dalyvaukit. Ir man atrodo, kol mes neturim skaitmeninės platformos, tai Vitaute mes galėtume pasidalinti tikriausiai tą prezentaciją, kaip jūs sakote. Kokiu atveju įrašą mes turėsime, tai tikrai galima jį pažiūrėti. Taip, tai žodžiu, paprastas atsakymas. Ir vėlgi prisiminkite mane, projekto Nė vienas nėra pamirštas vadovė, Rita Karpuvienė, ir rašykite man laišką rita.karpuvienė@rrt ryšių reguliavimo tarnyba trumpinys.lt ir parašykite, kad norite, tik labai prašau, nerašykite man laiško pavadinimą noriu. Arba atsiųskit prezentaciją. Parašykite tiksliai, kokios prezentacijos norit, kokio pranešimo norite ir tada aš tikrai rasiu būdą ir galbūt ir jeigu, sakykime, būna tokių atvejų, kad nusiunčiu, bet kažkaip nesigauna jum nuorodą paspausti ar dar kažkokių problemų turi, vėl man rašykite, aš tikrai atsakysiu, padėsiu, kuo galėsiu ir tikrai galėsiu toliau mokytis. Vida, jūs perdavėt man žodį ir aš dabar tiksliai nežinau. Dabar buvo Alvydo klausimas neatsakytas, kodėl tarp minimų 5 bankų nėra Lietuvos kredito unijos banko. Taip. Tai sekantis toliau. Negirdim jūsų, užsidėjot mute. Atsiprašau, viskas tvarkoj. Ačiū už klausimą vėlgi. Tikrai nėra, yra pagrindiniai 4 bankai. Negaliu pasakyti, ateityje mes visada siekiam klientui užtikrinti geriausią patirtį. Gali būti, kad ir šita opcija atsiras, bet net ir jei nesant, yra tikrai kitų galimybių. Smart ID, mobilusis parašas, jūs tikrai galite juos įsigyti, turėti. Smart ID yra visiškai
visiškai nemokamai klientui teikiama aplikacija. Mobilusis parašas gali kainuoti, tai čia reikėtų kreiptis į mobilaus ryšio operatorių įkainiams sužinoti. Turime dar keletą klausimų. DI, kaip šis skamba kaip dirbtinis intelektas. Kaip pamatyti deklaruotų rodmenų istoriją? Ir vėl užsimutinau. Apie šitą galimybę tikrai pasakojau, gal tik neakcentavau. Deklaravimo istorija yra prieinama sąskaitų ir mokėjimų istorijoje. Tai vėlgi, kas teiravotės, galėsit tikrai įrašą atsisukti ir dar kartą pasižiūrėti. Sąskaitos ir mokėjimai, suvartojimo istorija, būtent ten ir yra deklaruotų rodmenų istorija pateikiama. Taip, Birutė klausia, ar skiriasi kaina žaliosios energijos ir įprastinės? Tai čia priklauso nuo to, kokį tarifo planą turite. Žalioji energija kaip papildoma paslauga gali būti užsakyta prie turimo plano, kuriame ji nebuvo įskaičiuota arba nebuvo papildomai užsakyta. Tai tokiu atveju žalioji elektros energija gali kainuoti, labai konkrečiai vėlgi nepasakysiu kiek, bet iš ties tai nėra labai brangi ta paslauga ir tai yra mitas, kad žalioji energija yra brangi. Tačiau šiandien dienai visi Ignitis tarifo planai yra jau su įskaičiuota žaliaja elektros energija ir papildomai nieko nekainuoja. Tiesiog pasižiūrite, kokią kainą siūlo Ignitis ir drąsiai tarifo planą galite imti, nes ten jį tikrai jau bus įskaičiuota ir nieko papildomai jums nekainuos. Liudmila rašo, jog čia turbūt daugiau toks pastebėjimas ar jos komentaras, kad yra įrodyta, kad žalia energija nėra geresnė už iškastinę. Ir toliau nelabai suprantu, vėjo energijos ji toliau nebaigė jinai rašyti. Jinai toliau rašo, vėjo ir saulės energijų įrenginių utilizavimas yra žalingas ir laikomas kenksmingesniu už anksčiau naudotus. Tai ar norėsite reaguoti, Vytaute, ar? Nesu specialistė, labai išsamei tikrai nepakomentuosiu, reikėtų paieškoti informacijos, statistinių duomenų reikėtų paieškoti, bet kokiu atveju, ta elektra žalioji yra siekiamybė ir tam, kad turėti nepriklausomybę pilnai energetinę, reikėtų apie ją galvoti. Tai apie statistiką negaliu irgi labai išsamei pakomentuoti. Toliau Stanislavai komentuoja, viešasis transportas Vilniuje brangsta dvigubai, visi sėsime į savo automobilius. Truputėlį čia aš jau gal paprieštaraučiau. Vis tiek automobilį sėdim labai dažnai vienas žmogus, autobuse sėdi daug daugiau žmonių, tai manau, kad nauda yra akivaizdi. Irena Sutkevičienė komentuoja, ir čia toks klausimas, kodėl sakote, kad pagal slaptažodį negalima prisijungti? Galima, ką tik prisijungiau. Žinoma, jeigu paskyra jau yra naudojama, tai šitas prisijungimo būdas tikrai yra galimas. Aš jau prisijungiau, ką tik Taip. visą laiką ir deklaruoju, netgi yra padaryta ir mano, ir mamos, kadangi aš pagal notarą turiu ir su mamos būtų, ir viskas vienoj yra, įeinu į savitarną ir galiu viską daryti. Aš kažkaip nustebau netgi, kad negalima, galima. Aš minėjau gal, kad, kaip dabar galvoju, vienas yra niuansas, jeigu tapatybė nėra savitarnoje patvirtinta, tai prisijungti galima tik su elektroniniu paštu bei Nes aš seniai slaptažodžiu. naudojusi tai, kaip aš ten nieko, jeigu reikia keisti planą, aš jau geriau paskambinu, bet paskaitau viską. Taip ir galvoju, nustebau, kodėl, nes mama neturi prisijungimų. Jei 93 metai, tai aš turiu į banką tempti, kad aš dabar visur su notaro įgaliojimu viską darau. Puikiai, viskas gerai, tai jau minėjot, kad jūs valdote sutartis Ignitis savitarnoje vartimo asmens, tai mes labai tą skatinam, Aš labai tik dabar puiku. įsijungiu visada, gal ką nors įdomaus sužinosi, ko nežinau, nes kaip.
vis tiek kažką gal turi laiką, tai klausaisi nieko čia tokio. Atsiprašau. Ne, viskas yra gerai. Žinot, kaip sako, kartais mes labai dažnai galvojam, kad mes viską jau pasaulyje žinom, bet iš tikrųjų yra ne taip. Aš išgirstu vis naujų ir naujų ir naujų dalykų ir tie pokyčiai vyksta. Ir viskas vardan mūsų, vardan lengvesnės kasdienybės. Aš YouTube komentarų laukelėje radau Rūtos Beinoravičiūtės. Ar ten buvo klausimas dėl programėlės, bet toks neišbaigtas. Jūs kažką minėjote apie programėlės įsidiegimą ir jinai klausė, kaip persisiųsti, kaip naudoti. Yra kelios programėlės. Ta pati, ta visa informacija plačiaja prasme, kurią aš pristačiau apie Ignitis savitarną, tai šitokią programėlę tikrai galima atsisiųsti, tai kaip ir minėjau, Google Play arba App Store, Ignitis savitarna. Tai čia yra tam mokėjimui, deklaravimui, visiems tiem kitiems privalumams ar nenaudoti, bet mes dar papildomai turime paskutinėje skaidrėje minėtą Energy Smart programėlę. Lygiai taip pat galite ją atsisiųsti, bet kaip ir minėjau anksčiau, tai yra sąlyga, kad būtina yra išmani apskaita objekte, tam, kad galėtumėt stebėti tos duomenis. Ir aš dabar truputėlį nustebus, man atrodo, Rūta Beinoravičiūtė, jūsgi buvot Mickevičiaus bibliotekų, kai vyko Ignitis savitarna praktinis užsiėmimas, ar aš klystu. Jeigu ne, mes būtinai dar kartelį suderinsime datą ir kartosime. Alvydas kelia ranką. Alvydai, ką norite paklausti? Mikrofoną įsijunkite. Aš dabar noriu paklausti. Aš turiu sudaręs visuomeninio tiekimo sutartį Igničio. Ir te žalioji energetika ir ten įeina. Bet dabar per Lietuvos radiją pranešė, kad turint neįgalumą, dar tenai kažkokią galim keisti visuomeninę tiekimo sutartį. Ar ją reikia tą man seną panaikinti ir naują sudaryti? Ar kaip kitaip atlikti? Ačiū, Alvydai. Tai ar gerai aš supratau, kad jūs turite dabar visuomeninio tiekimo sutartį? Ne, nepriklausomo tiekimo sutartį. Nepriklausomo turite? Jo. O tada gerai, apie visuomeninį prakalbote, ar ne? Jo. Tai tas minėtas pranešimas, tai aš pakomentuosiu. Tai energetikos ministerija siūlo įstatymo pataisas, kad mažiausiai suvartojantis, tai čia būtų iki 1000 kWh per metus, arba geresniai galbūt orientacijai pateiksiu apie 80 kWh per mėnesį, tokie vartotojai ir taipogi labiausiai pažeidžiami turėtų galimybę likti visuomeninėme tiekime ir nesirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo iki 2030 metų pradžios. Numatoma, kad ši galimybė būtų suteikiama pažeidžiamiems vartotojams, kurie gauna socialinę paramą, arba asmenims su negale, bei visiems smulkiems vartotojams, siekiant apsaugoti jautriausią Lietuvos gyventojų grupę. Tai kadangi mes esam patikimas tiekėjas, tai siekiame geriausio vartotojui savo. Palengvinti situaciją jautriausiai visuomenės grupiai yra siūlymas, kuriam pritarėme. Veikiame reguliuojamajame sektoriuje, tad kai bus numatyta, taip mes ir vykdysime. Tai Alvydai, atsakant į jūsų klausimą, jeigu jūs esate dabar pasirinkęs nepriklausomą tiekėją, reikėtų susisiekti su tiekėju ir pasitikslinti situaciją. Čia reiktų paklausti, ar galėtume dar jūs naudotis visuomeniniu tiekimu. Ir jeigu taip, tuomet nutraukus nepriklausomo tiekėjo sutartį, būtent ten į tą visuomeninį tiekimą jūs ir patektumėt. Alvydai, ar atsakymai į klausimą, ar... Aišku, ačiū, supratau. Bet tenai, kai yra toj paskiroj, yra ir
tu gali užduoti tipo konsultantui, bet aš jam tenai parašiau, jis man nieko nu, nesuprato klausimą gal ar. Paskambinkite mums, mūsų kontaktų centras dirba labai patogiu laiku, nuo 7 ryto iki 22 valandos vakaro. Skambinkit tomis vadinamomis nepikinėmis valandomis, rekomenduoju, galit nuo 7 ryto net skambinti, arba kaip tik atvirkščiai šiek tiek vėliau. Na, čia tuo atveju, jeigu kartais ta linija būtų šiek tiek tokia užimtesnė. Tai pasiskambinkite mums, tikrai mielai pagelbėsim, atsakysim jums į klausimą. Ačiū, ačiū. Ačiū Jums. Na va, tai ar dar turite klausimų? Aš jau komentarų laukelėje daugiau klausimų nematau, tik tai padėkas. O Birutė dėkoja, Vilija dėkoja. Pakartotumėt savo telefono numerį, skambučių centro, aš įrašysiu susirašinėjimo laukelį tada. Negirdžiu. Mikrofonas, Vitaute. +370 Taip, 611 taip. 21 802. Kaip ir sakiau, nuo 7 ryto iki 22 net vakaro. Visomis dienomis. Na va, tai yra tiesiog puikiai, aš manau, dėkojame nuoširdžiai Vitautai ir aš dabar lauksiu iš jos pranešimo. Visiems norintiems tikrai nusiųsiu, pasidalinsiu. Jeigu šiandien neišdrįsote, nežinau, jau iš patirties žinau, kad yra tokių, kurie viduje kažkokį klausimą turite, bet šiandien niekaip jisai neišėjo iš jūsų lūpų, neparašėte ir neišsakėte žodžiu, rašykite drąsiai man ir aš perduosiu Vitautai. Jinai mielai atsakys, pagelbės jums, nes jie tam ir yra čia, kad jums pagelbėtų. Taigi, jeigu daugiau nėra klausimų, tai aš labai dėkoju Vitautai šiandien už šį nuostabų, naudingą jūsų kasdienybę lengvinantį pranešimą. Labai dėkoju visiems šiandienos klausytojams. Būkite drąsesni, kelkite daugiau klausimų, dalyvaukite ir kitose paskaitose. Vilniečiam pažadam, kad tikrai Ignitis savitarna praktiniai mokymai bus dar ne kartą organizuojami Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Nuoširdžiausias dėkui gestų kalbos vertėjam. Jūs atveria tikrai galimybę tiems žmonėms, kurie negirdi mūsų, bet puikiai supranta jūs. Tai ačiū labai. Ačiū senjorų pasauliui. Vida, asmeniškai jums už jūsų istoriją, už jūsų pasidalinimą, dabar ir maisto dalinimosi kultūra, ir žinių dalinimosi kultūra, žodžiu, už tą dalinimąsi, nes tai yra labai svarbu, tai telkia mus, tai leidžia mums sužinoti, tai leidžia mums įgyti daugiau žinių, būtent skaitmeninių žinių, dėl ko ir yra inicijuotas ir globojamas prezidento projektas Nei vienas nėra pamirštas. Tad dalyvaukite aktyviai, klausykite paskaitų ir linkiu dar jums malonaus vakaro ir iki kitų mielų informatyvių susitikimų. Iki. Ačiū labai visiems. Iki. Ačiū, iki. Ačiū visom. Labai visiems, ačiū Ritai už pravedimą. Visus, kurie dar mane girdit, nuo rytojaus kviečiu į Kaziuko mugę prie katedros. Ačiū, viso gero. Pasimatykim, apsikabinkim. Iki pasimatymo. Ačiū, iki. Iki. Oi, dabar reikia viską čia